Gerbiami žiūrovai, labai atsiprašau už techninius nesklandumus, ypač kas liečia garsą. Labai atsiprašome, geros peržiūros. Labadiena, mano šiandieniniai gerbiami žiūrovai. Šiandien aš Ainis Lietuva. Visada labai dėkingi mes už paramą jūsų, tiek kiek yra, tiek mes labai džiaugiamės. Iš tikrųjų, laida išėjo, kaip sakant, po ilgo laiko tarpo dėl to, kad laukiam įvykių, kas bus moksleivių dainų šventijai. Ir ačiū, kas išgirdo teisingai signalus ir ačiū, kas atidirbo tikriausiai, kad viskas praėjo labai puikiai. Ir mes nesugavome to NATO isterijos ir to propagandinio mechanizmo, kuris šiai dienai Lietuvą vis bando įsukti į provokacijų mechanizmus. Taigi, ačiū čia. Antra, norėjosi pamatyti, kaip tas vadinasi NATO Hebra stums didelį nulį, to NATO nulį stums į kalną kaip Sizifai. Ir papasakosiu, kasgi iš tikrųjų atsitiko, kokia reziumė iš NATO samito. Žinot, jeigu jūs kažkiek stebit viešą erdvę globaliau, tai jūs pastebėjote tikriausiai vieną įdomią tendenciją, kad Rusijoje vyksta begalė ekonominių, kultūrinių, jaunimo neįtikėtino dydžio konferencijų, samitų, susitikimų, įvairiausių organizacinių reikalų, kur dešimtis pasaulio šalių dalyvauja, tarp kitko iš Azijos. Ir ne tik, iš Afrikos kaip intensyviai ir taip toliau. Vat neįtikėtinai, pasikartosiu, ekonominiai, technologiniai, socialiniai, jaunimo, kultūriniai, švietimo, tiesiog neįtikėtinų dydžio vat renginiai. Muzikos taip pat. O pasižiūrėkit, kas vyksta Europoje. Vibracijos, karas, NATO, susibėgo, Ukrainai, babkės, karas, Rusija, agresija. Jūs šitą nematot, kur jūs gyvenat? Ten transliuoja valstybinius mechanizmus, architektūrą dar bando laikyti, o mūsų korporaciniai šuniukai ir kvadrobobirkiai, tiktokeriai, karas. Tai va, už tai skelbiu preliminariai datą, mėlyjei. Tai yra Liepos 26, 13 valanda Klaipėda. Aurora Hotel Klaipėda vadinasi. Aurora viešbutis Klaipėdoje, Nemuno 51. Klaipėda, Nemuno 51, Liepos 26, 13 valanda. Pakol kas tai yra preliminarus laikrodukas, tačiau bandom susiderinti ir tai, kaip sakant, pasirengti šitam susitikimui. Todėl būkit geri, sekit telegramą, kuris vadinasi Ainiai, sekite mūsų laidas, kad tikrai paskelbtumėm ir tą visą didžiulį plakatą jums iškabintumėm. Bet, kartoju, preliminariai Liepos 26. Laida apie ką? Laida apie tai, kad pasaulis skilo iš viso. Apie tai, ką aš kalbėjau daug laiko, įrodžiau, kaip korporacijos bando užkariauti ir praktiškai užkariavo jau valstybės. Lietuvoje valstybės nebeliko visai. Šiai dienai mūsų, žmonija, sakysim dar taip. Žmogų savai išlaikyti dabar daug jėgų reikia. Sakysim taip. Jeigu mumise dar tas liko, kaip Paksas sako, musyse, žmogaus likutis, gal energetinis sielo švyturėlis, tai šiai dienai visi supranta, kad į korporaciją nuėjus tai bus monopolinis susinaikinimas. Visko, kas yra šiai dienai, vadinosi, kaip sakant, liaudis ar bet kas, bet kaip. Taigi mes ir diskutuosim apie šitą įdomų reiškinį valstybę. Ar mes iš vis suprantam, kas jinai yra, kaip jinai išstatyta, ar tai yra gėris, ar tai yra blogis. Ar ją galima dar išsaugoti, su tuo pačiu momentu išsaugoti liaudį ir išsaugoti tautą. Tai yra labai sudėtinga, žinokit, kadangi mums paspęsta labai daug spastų ir globalinėse tendencijose ir dinamikose mes tai rodysim susitikimo metu Klaipėdai. Tai va, kartoju, laida apie tai, kaip pasaulis suskilo šitoj kovoje. Jis pasidarė visiškai atviras ir visiškai, kaip sakant, jau ta kova
yra nuožmi ir jos pabaigai liko labai nedaug laiko, kadangi resursų monopolizuot pasaulėlį mūsų šitą gražųjį jau nebėra ir turi būti vatoj finišas. Tuoj va turi mus pervesti ant šitos skaitmenos monopolinio virtualinio pasaulio. Kartoju, tačiau pasaulis labai stipriai skilo. Pabandom į tai pasižiūrėti. Laida tikriausiai bus kaip visada ilga, bet gal tikiuosi nenobodi, o kai kam labai atneš daug žinių ir pamatysite, kaip reikia tai matyti Lietuvos viduj, Europos viduj, globaliam pasaulėlė ir mūsų va čia kažkokios dėžutės viduj. Taigi, pradedam. Visgi noriu priminti ir padėkoti septinkiams apie šitą straipsnį, kur rodžiau praeitoj laidoje, kuris vadinasi Visuomenės informavimo įstatymo pataisos prasiskynė kelią Seime. Čia mes suprantam apie tai, įrodžiau, kad monopolis, cenzūra ir visiškai totalus diktatoriškas diktatas mūsų informacinė erdvėj, štai ateina. Kodėl šitas straipsnis atraminis? Jeigu jūs suprantat, kad dabar prasidėjo kita nuožmi, kaip tikrąją žodžio prasme, atominė branduolinė tema, tai kaip Lietuvą įtraukti į visišką branduolinį karą. Ir tai yra visiškai jau atvirai ir atleiskite net nenumaldomai. Noriu iš karto pakomentuoti tai, registruota pataisa iš Konstitucijos išbraukti nuostatą dėl branduolinio ginklo draudimo. Juokingiausia tai, kad šitą visą reiškinį, kaip sakant, į Konstitucijos straipsnio išbraukimo įstatymo projektą įnešė Nausėda. Kai kažkas tai gali man iš karto drėbti į mano snukutį replikas, kad aš visą laiką gyniau Nausėdą. Kartoju. Aš Nausėdos niekada negyniau. Aš rodžiau, kad buvo suskilę Lietuvoj klanai. Tas, kas statė Nausėdą ir Nausėdos, klaninis reiškinys, visą architektūrą, ir konservatorių monolitiniai reiškiniai pastatyti iš kitų spectarnybų dar nuo 90-ųjų metų. Šitie klanai su tam tikrais inkluzais, visokiais interventiniais ir kolaborantiniais reiškiniais, kurie buvo pastatyti nuo PSO, kurie buvo pastatyti, sakant, kitų interesų klanų zonų. Visą tai jie kovėsi. Tol, kol jie kovėsi, aš įrodžiau, kur Nausėda geras, klanai blogi, kur klanai geri, Nausėda blogas. Reikėjo, kad jie negalėtų konsoliduotis. Tačiau, tą, ką aš sakiau apie Budrį, viskas išlindo akivaizdžiai. Ir išlindus tai, kad Budrys šiai dienai nepakeistas iš užsienio reikalų ministrų, rodo, kad klanai, kaip aš vienoj laidoje jau sakiau, susitarė, tai yra, ne klanai Lietuvoje, šeimininkai, globalūs klanai susitarė, tai, ką reikia padaryti visiškai. Už tai Suomijoje jau yra įstatymas leidžiantis, nežinau ar ten konstitucinis, bet neįdomu, Suomija, leidžiantis Suomijai tipo įsivežti branduolinį ginklą nepaisant nieko, o Lietuvoje Nausėda pasiūlė net išbraukti Konstitucijos straipsnį. Šiaip tai aš noriu pasakyti, kad ar jūs dabar Seimo klerkai, tiktokeriai ir šitie, nepykit už mano šitas tokias bjaurastis, ką kalbu, bet čia yra marmalai, nomenklatūriniai, kurie visiškai prisiekė tai vadinamai užsienio teisiai ir užsienio valiai. Tai yra mūsų visi šitie jūsų rinkti pseudo Seimo nariai. Supraskit, kad išbraukti šį dieną Konstitucijos šitą straipsnį, tai yra tas pats, kas visą Konstituciją sudeginti ir pasakyti jos nėra. Jie išvis viršė savo įgaliojimus. Jie net brauko straipsnius, jau nebekoreguoja. Šitoj vietoj kodėl taip atsitiko? Jeigu jūs atsimenat, kad aš sakiau, kad pagrindiniai Lietuvos išdavikai yra tie vadinami jūsų garbinami ir kurius lenkėtės visi, yra signatarai, kurie iš karto pasirašė. Skaitykit nepriklausomybės akto aktą, kuris tas aktas mus išaktino. Ten parašyta, kad mes prisiekėme tarptautiniai teisiai, ne Lietuvos žmonėm
ir ne Lietuvos tautai. Tarptautiniai teisai. Tai va tarptautinė teisė. Sindikatai ir korporacijos padiktavo šeimininkai šitiems mūsų klaniniams, kaip jie įsivaizduoja, skrusdeliukams, padaryti tokius žingsnius. Kartoju, konstitucinio straipsnis išbraukimas, tas pats, kad išbraukti visiškai konstituciją. Taigi, šiai dienai jie eliminuoja tas, kas mes turėjom saugiklius, taip vadinamus, kiek įmanoma dar, nuo užsienio armijos, tačiau jau jie visiškai ant to nusispjovė, kad negali būti čia kitų padalinių ir kitų bazių. Visiškai nusispjovė, dabar jie sako, kad mes būsim brandolinė tipo valstybė. Dabar kur konfliktas su Trumpu NATO? Šitą aš atsakysiu. O toliau mes turim pastebėti štai šitos tiktokerius ir menedžerius, korporacijų kolaborantus, kurie diskutuoja, vadienos klausimas šitose žinių radijoje, kodėl Lietuva siekia atverti kelią branduolinio ginklo dislokavimui šalyje. Jeigu jūs pasižiūrėsit, čia yra imitavimas. Štai šito, kaip sakant, marmalo ir štai šito marmalo tipo diskusija. Imitacija, kadangi vienas yra tipo pozicija, kitas opozicija, vienas iš vieno galo, tipo iš kito, ką jie sako. Jau visas Seimas jau maldauja Nausėdos turėti branduolinį ginklą. Nausėda paimitavo, kad jis yra tas, kuris vetavo šitą įstatymo projektą. Bet jis vetavo, pasirodo, tik tam, kad pagilinti duobę Lietuvai ir iškalti visą konstituciją lauk. Tai yra, buvo klausimas dar neparengtas, o dabar jie, kartoju, nori suniokoti visą konstituciją. Tačiau jeigu aš rodau dabar Seimo klerkus ir šitos vadinamusius menedžerius, tiktokerius, kurie atstovauja tipo mūsų tautą, nes jiegi tipo išrinkti, tai aš noriu parodyti paralelį, kas yra jūsų vadinama opozicija. Pasižiūrėkite. Dislokuoti Lietuvoje, tiesiai šviesiai. Gal mes pradėkim nuo, sakykime, politinių aspektų šitą reikalą. Kuomet Lietuva stojo į NATO, jinai stojo į branduolinį alijansą. Ir automatiškai priėmė sąlygas, jog gynyboje bus naudojama branduolinis ginklas. Tai yra vienas dalykas. Antras dalykas, jeigu Lietuva kreipiasi į NATO prašydama ginti savo teritoriją, kaip ir kitos valstybės, jinai automatiškai sutinka, jog gynyboje kažkokiam tai etape, kažkokiam periode gali būti naudojamas branduolinis ginklas ginant jos teritoriją. Trečias dalykas, jeigu Lietuva nesutinka ir reikalauja savo išskirtinių sąlygų, tai yra, kad alijansas dalyvautų jos teritorijos gynyboje tik tai konvencinėmis priemonėmis, tai tą reikia pasakyti iš anksto, tada tave niekas į šitą alijansą nepriims. Be abejo. Taigi čia visi tie riksmai, kad Lietuva neturi naudoti branduolinio ginklo, jog Lietuvoje negali būti, reiškia, naudojamas branduolinis ginklas, jie tiesiog yra daromi žmonių, kurie nesupranta, apie ką ėjo kalba mums stojant į NATO. Noriu, kad jūs aiškiai išgirstumėt, ką šitas Miknius Marmalas su žvairių chebra jums kiša. Lietuva, kai stojo de facto ir de jure, jau praktiškai turėjo branduolinį ginklą, nes jinai negalėjo turėti išskirtinių sąlygų. Bet aš noriu, kad jūs paklausytumėt dar ir išgirstumėt raktinius žodžius. Tas nieko nesupranta, kas kalba, kad Lietuva neturi naudoti branduolinio ginklo. Ir pasitaiso. Lietuvoje turi būti naudojamas kas branduolinis ginklas. Tai yra, pirmiausia klausimas, kas Lietuvoje jį naudos? Lietuva naudoti. O iš kur Lietuva turi? Jūs visiškai idiotai. Taigi rodžiau iš Seimo vienus marmalus, kliedesius ir debesius. Tokius fanatikus, kurie stumia oficialiai. Tačiau liaudėje tipo opozicija, va tokių jums stumia, kad tai yra neišvengiama. Kad Lietuva naudos branduolinį ginklą arba Lietuvoje bus panaudotas. O kas gali Lietuvoje panaudoti branduolinį ginklą? Teisingai Rusija. Tai šitie idiotai visi jums stumia, kad neišvengiamai mes ar vienokį ar kitokį būdų su Rusija susidursime šitoj vietoj. Man įdomu, jeigu jūs pasižiūrėtumėte šitą provokatorių ir tipo opozicijos snukutį, visišką degradą, jeigu prasidėjus 22 metam jis taip džiaugiasi, atsimenat, bairaktarai, dževelinai, čia rusams viskas, čia užmėtysim, užpipinsim kepurėmis. Po to jisai labai džiaugiasi.
Bučą provokaciją, prisipažino, kad ten buvo. Po to jisai labai džiaugiasi Kursku, kaip Ukraina įsiveržė, kaip čia duos. Rusija jau visa praktiškai užimta, čia mes to išplėsim Ukrainoje visą toj frontą ir užimsim visą Rusiją. Ar ne? Ar tai atsitiko taip? Ne. Nei vieno iš to klėdesio ir debesio džiaugsmas neišsipildė. Ir dabar jie desperacijoje sako, viskas, mes daugiau neturim jokių ginklų, tik branduolinį. Jie pripažįsta, kad jų visas šitas natinis, Mi-6 Anglijos ir visų šitų scenarijaus vykdytojų epizodas prie finišo. Pasirodo, paskutinė galimybė nugalėti Rusiją yra branduolinė jėga. Suomijos idiotai, šitie idiotai. Jie mums stumia. Kartoju, kad tai yra neišvengiama. Jeigu jūs nors kiek pradėsite šitoj vietoj klausytis įdėmiau, jūs pradėsite mąstyti, ką jums parduoda ir kad jie visiškai desperacijoje ir prie finišo galą, kaip korporacijos atstovai, jau neturi daugiau ką jums parduoti. Tai kartoju, Seimas tipo kaip pozicijos išrinktieji ir šitie marmalai kaip jūsų opozicija imituojama. Ir jūs juos remiat. Vienus renkat, kitus remiat. Šaunuoliai. Aš sveikinu. Ir jūs eisit dar į rinkimus galvodami, kad jūs išrinksit opoziciją. Fantastika. Nuostabus vaizdai ir šį dienai pasiklydimas yra toks, koks jis yra. Turim bėgti toliau. Dabar turiu pakomentuoti, kaip jūs pasiklydę šito veikėjo pabėgiojimą per Amerikos vėliavą, kadangi jis protestavo prieš Ameriką labai įdomiai. Čia yra su Ruginienė kažkoks susijęs giminaitis ar kas, nesvarbu. Iš vis įdomu tai, kad kodėl jį reikėjo šitaip su juo elgtis, kodėl reikėjo prieš jį smurtą naudoti. Šiaip iš tikrųjų, tai pažiūrėkit, prispaudė vaiką vargšą, tokį gležnutį. Kam šito viso reikėjo? Ką, kadangi kėlėsi šeimininkų vėliava ir šitie šūnauja užpuolė, turėjo teisę taip daryti, pasakysiu, ne. A prieš kągi šitas pasiklydęs vaikytis bėgiodamas, kaip sakant, šūkius šūkavo. O jisai šūkavo, kad Amerika yra blogis. Žinote kodėl? Todėl, kad nepadeda Ukrainai. Reiškia išvada tokia, jeigu padedi Ukrainai ir kariauji, ir žudai žmonės, ir trauki pasaulį trečią pasaulinį karą, tai tu esi gėris. Vat jums yra atsakymas pasiklydusių tokių veikėjų, kaip Butkevičius arba prasidavėlių, krūva jų. Šį dieną įtraukiančių mus į trečią pasaulinį karą. Bet jūs pastebėkit, kaipgi jie negali užlipti ant Amerikos. Taigi čia šeimininko vėliava. Va, kodėl Seimas šį dienai taip uoliai vykdo šeimininkų įsakymus. Pats įdomiausias straipsnis šį dienai, pats nuostabiausias, atėjo su tuo, kad Nausėda iš Turkijos grįžo su revolveriu, dvitaškis, tai Erdogano dovana. Ką noriu pasakyti? Sveikinu Nausėdą. Erdoganas yra protingas ir tau padovanojo pistoletą. Žinai kam? Kad tu nusišautum. Va tam, ką tu turi dabar Lietuvai darai, savo korporacijai tarnaudamas. Ir įdomiausia, pažiūrėkit, pistoletas, kaip jis nufotografuotas. Man visa asociacija, kad dar kartą kartoju. Ir beje, šitoje vietoje siūlau sužaisti rusišką ruletę. Įsidėti į būgną tik vieną šovinį. Atleiskite už mano paklydėlio klėdesius ir nusišnekėjimus. Bet aš kitaip nematau. Kodėl šiai dienai, kai stumiamas mūsų teritorijos į tautų sunaikinimą, kai stumiamas trečias pasaulinis branduolinis karas, Erdoganas padovanoja Nausėdai pistoletą. Aš tik tais matau vieną išvadą. Kitas niuansas. Kaip Lenkija, taip Erdoganas su Turkija bando išsisukti iš trečio pasaulinio karo. Kodėl aš jums teigiu, kad pasaulis taip griežtai skilo ir eina ženklai? Žiūrėkit, Sinkevičius, čia nepykit, kad Lietuva trumpam, bet tai yra svarbu, perspėjo Seimo narius dėl pavojingo susiskaldymo. Šiaip iš tikrųjų, jeigu jūs paskaitysit niekinį šitą straipsnį, jūs turit skaityti labiau ne apie tai, kad kažkas skaldosi Seime, ar ten kažkokio tai valdžiukė jau imituojama. Ne. Čia yra lozungas apie kitką. Tauta, žmonės pradeda suprasti, kas jie yra, kad tai yra tiesiog visi tie klaninius imitacinius vaizdinius, kaip čia pasakyti, vaidinantis.
veikėjai, tai yra tik tais korporacijų statytiniai. Jie, ką aš dabar visur rodžiau, užmuša valstybę, jie užmuša, kad matot, va šitas vėliavos rodo, kad taip įvyko. Už tai Sinkevičius sako, ojojojojoj, pavojus. Yra susiskaldimas žmonėse, tautoje, žmonės pradeda juos kiaurai matyti, kad tie, mūsų sako, žmonės mato, kaip mes juos traukiam į korporaciją, o žmonėms reikia valstybės. Ir va čia jiems yra didžiausias jūsų pavojus. Už tai aš pradėjau nuo 7 straipsnio būtent apie tai, kad reikia visuomenę sucenzuruoti ir suvaržyti galutinai, nuožmiai. Ir grįžtant apie tai, kas atsitiko NATO. Žiūrėkit, NATO viršūnių susitikime itin išsiskyrė viena šalis. Šalis tai yra Čekija. Įdomiausia tai, kad Čekijos ministras pirmininkas Babičas ir prezidento komanda Pavelo atvyko į NATO viršūnių susitikimą kaip atskiros komandos. Jūs suprantat, kaip atskiri mechanizmai. Premjero ir prezidento komandos buvo atskiros, tai ne viena delegacija. Ką tai rodo? O tai rodo, kad šiai dienai Čekija pademonstravo NATO, kad yra 2 skirtingi interesai. Viena pusė, kuri atstovavo globalinį kampą kažkokios scenarijaus ar bent jau trumpo epizodo, kuri bando išlaikyti valstybę, kita, kuri vykdo korporacijos nurodymus. Va, ką aš norėjau parodyti dabar, kol mes atbėgom. Kas stumia Butkę, vienas Butkę, kas stumia kitas Butkę iš Seimo, ką stumia šį dienai opozicija ir imituojanti opoziciją, kas stumia Seimas, visi vienoj valtyje. O Čekija parodė, kad yra globalus susiskaldimas. Tos vėliavos trypimas vaikyčio parodė, kad susiskaldimas yra smegenyse, nes mes nebeskiriam, kas yra gėris ir kas yra blogis. Mums propaganda taip sumarmaliavo ir kad jinai sustiprėtų, mus reikia cenzuruoti ir diktatūros. Ir tai, kad įvyko skilimas ir smegenyse, visiškai košelėje nesupranta, kurioj pusrutulio vietoj yra, sakysim, tai pavyzdinė košė, kur grikiai arba tiesiog kažkoks visai beformis skystis. Latvijos prezidentas dvitaškis. Rusija neturi pajėgumų pulti NATO teritoriją. Tarp kitko, šitas Latvijos prezidentas pareiškė šitą pareiškimą NATO susirinkimo metu. Sako, Rusija neturi pajėgumų, jinai nesiruošia, sako, aš nematau ženklų, kad jinai pultų. Palaukit. Mums Butke su visais Seimais klykė, kad mus tuoj puls. Ir vyksta šita diskusija, šitos, nežinau, kas jinai tokia, iš vis jinai neturi teisės, už tai jinai kliedi nuo socialdemokratų pozicijos, jinai iš vis niekas. Bet jinai sako, kiek yra šaltinių, kiek oficialių šaltinių yra visam pasaulyje, kad tuoj puls, Rusija mus puls. Žiūrėkit, Latvija sako, kad nepuls, jie visi mums dėlioja. Paklausykit šitos laivados su Olhuašu Bruveriu. Taip sakant, kaip jie stumia šitą naratyvą. Kartoju, šiai dienai jūs nieko nerasit Lietuvoje, nei opozicijos, nei tikrosios pozicijos tautinės, kuri jums pasakytų, kad šito ginklo ir mums nusižudyti nereikia. Yra tik tais atskiri žmonės iš akademinės bendruomenės, kurie dar, kaip sakant, šviesaus pojūčio vedami, sako, kad jūs išprotėjote ar ką. Taigi aš parodžiau mašiną, pasiklydėlių mašiną, kaip jinai veikia. Kartoju, netgi Latvijos šitas prezidentas pastatytas pasakė, ne, chebra, jūs biški pristabdykit arklius. Mūsiškiai nesiruošia stabdyti. Taigi, NATO viršūnių susitikimas. Atmosfera subjūro iš karto. Žiūrėkite, kodėl tokia isterija dėl Trumpo? O todėl, kad šiai dienai netgi branduolinio ginklo dislokacija ar Suomijoje kažkokioj, ar Pingvinijoje, Lietuvoje, ar Estijoje, ar Rygoje, neįmanoma be JAV priedangos, jokių šansų nėra.
Kas Makronas, jūs pasižiūrėkit, Prancūzija gali tai užtikrinti technologiškai ir finansiškai, socialiai, politiškai, kariniu būdu. Ar čia turi karinės pajėgas Prancūzija? Neturi. Turi jie savo tokius, kaip sakant, ginkluotųjų pajėgų infrastruktūrinius darinius, kad čia būtų atominis ginklas. Neturi. Gali turėti tik JAV, už tai jie reikalavo Trumpą neiššokti, visokiais būdais tempė. Va kodėl šitų klapčiukų isterija visų. Nuo būtkės, visų kitų, ten Olekų, mūsų Nausėdų ir visų dabar. Todėl, kad Trumpas iššokinė. Tam, kas Trumpas sėkmingai iššoktų iš šitos marmalinės, kad jis neduos daugiau ginklų, nedalyvaus ir išeina iš Ukrainos. Jis ką pradėjo tą pačią dieną, NATO, bombarduoti Iraną. Taip, Iranas šiandien neša labiausiai didžiausias aukas, tačiau šitas cirkas pakol kas mus labiausiai ištraukinėja iš Trečiojo pasaulinio karo. Labai yra didelis paradoksas tuo, kad kaip ir Trečias pasaulinis karas arti, kai pradėjo tą daryti Trumpas, tačiau iš kitos pusės jis gavosi lokalus. Ir žiūrėkit, kai energetiniai resursai nebeteka vėl Europos Sąjungoje nėra pačių degalų trūkumas ir kainos kyla. Energetinės kainos. Vo čia tai bent. Taigi Trumpas visais būdais smūgiuoja į Europos Sąjungą, kad jinai nusilptų maksimaliai ir negalėtų padėti Ukrainai. Jokingiausias trolinimas Zelios buvo toks, kad jis pasakė, kad galimai Patriot raketos bus gamyba perleista į Ukrainą. Vat pats didžiausias trolis buvo. Paaiškinsiu. Žiūrėkit, Trumpas puikiai žino, kad jeigu tik pastatyta tokia JAV gamykla bus Ukrainoje, Rusija ją subombarduos. Kitas momentas, įsivaizduot su ukrainiečiais dirbti, kokios galimybės, kad tos technologijos nutekės ir bus parduotos iš Ukrainos. Mes matom nuostabius visus šitos reiškinius ant kiekvieno kampo, kokia korupcija. Taigi ką? Jeigu Trumpas pastatys ten gamyklą, kur gamins Patriot, reiškia turės būti kariškiai, kurie saugos gamyklą tą Amerikos ir patys inžinieriai technologai JAV. Ir rusai ją subombina, kiek lavonų ir kokie nuostoliai JAV. Trumpas jau žino, kad šito nieko neduos. Tačiau trolis buvo nuostabus. Taigi už tai atmosfera subjūrus iki begalybės. Kogi jie labiausiai siekia? Žinoma, babkių, tačiau, ką aš ir sakiau, NATO lyderiai, kurioje turėtų patvirtinti nepalaužiamų įsipareigojimą 5 straipsniui. Čia kaip tik 3 dienos šio mėnesio straipsnis, dėl to, kad jiem reikėjo, kad Trumpas neiššoktų ir patvirtintų 5 straipsnį dėl šitų brandolinių nesąmonių, isterijų, kaip sakant, iliuzijos. Dabar pažiūrėkit, ką ten pasitvirtino. Kažkokius sutartis Ukraina padarė su Estija, su dar kažko, ten pasitvirtino kažkokias gamyklas su vokiečiais ar taip toliau. Tai yra klaunada. Kapeikos ir krokodilo ašaros. 5 straipsnio net nėra, Trumpas net nepalėtė. Taigi visas šitos NATO stumimas nulio į Sizifo kalną baigėsi pišu. Ir kas įdomiausia, kai visi pasirašo deklaraciją, pasako su didelė pompastika, kur sekančiais metais rinksis NATO. Atsimenat, kiek babkių įgrohino Lietuva, Vilnius ir sakė, kiek čia bus prietekliaus ir kiek čia verslų atsiras dėl to Vilniuje ar Lietuvoje. Atsirado kas nors? 0. Taigi grįžtų prie to, kad jie net nepaskyrė šalies, kurioje bus sekančiais metais NATO. Susitikimas. Jūs įsivaizduot, iki kiek, kaip pasakyti, įvyko lūžis. Taigi, dvigubi atsiradimai lūžio šitose viršūnėje. Trumpas patraukė NATO į skilimą. Ir šita organizacija tampa ne tai, kad silpnesnė, ir tampa jinai iš vis dvėseliniška. Norėdami patraukti tipo NATO kaip europišką mechanizmą, jie neturi resursų.
Tam, kad jie neturėtų, Trumpas pradeda ir Irano vėlgi bombinimą, kyla kainos ir ajajai. Įrodymą, kad ES ir Vokietija nepatenkinta, aš jums toj pateiksiu, klaunada iki absurdo. Я считаю, что в интересах молодого поколения очень важно защитить себя от Путина в этой стране. Следствием увеличения расходов на оборону плюс специальных фондов является необходимость увеличения долга. Vat girdėjot, ką pasakė šitas kitas tiktokeris, kad jeigu jaunoji karta nori nugalėti Putiną, reikia daryti skolas Vokietijai šakės. Ir tuo pat metu, žiūrėkit, Vokietijos finansų ministerija kritikavo Trumpą dėl jo neatsakingo karo su Iranu. Taigi šitas klaunas dar pasakė tai, kad Trumpas kaltas, kad prasidėjo su šito karu, kilo energetinių resursų kaina ir ES vietoj to, kad planavo 2 procentų augimą, girdit, 2 procentų augimą, rodžiau kokią infliaciją, atsimenat, beveik 5. Nu, žodžiu, ekonomikos ministras, čia kaip pas mus visi dubnikai ir maciuliai, čia kažkokie ir taip toliau. Taigi, vietoj to, kad turėjo kilti ekonomika ES ir Vokietijos, jinai dabar stagnuoja ir gaišta. Taigi vėlgi paradoksas, vėlgi jums rodo vieną, o gaunam kitą. Ir grįžtant, reziumuojant, kas buvo šitam dideliam NATO nulyje, kartuoju, 5 straipsnio nėra, Riutė daužė kumščių į stalą, kad turit patvirtinti visi 5 procentus, ten jokingiausi skaičiai išėjo, kas 2, kas 3 tempė, Ispanija iš vis kažką atsisakė, tik viena Lietuva ten virš 5 procentų, kaip sakant, su mūsų tiktokeriniais lyderiais pozicijos opozicijais tai stumė. Ir vat visas tas konstrukcijos griūtis, ką mums piešia, rodo kitą vaizdelį dar. Žiūrėkit, atsimenat tą vadinamą vėliavos kelimo diena, 4 Liepos, kai visi vergai meldėsi savo šeimininko vėliavai. Pas mus visi spauda klykė, kaip ir ES, kas atsitiko. Zelenskis paskambino Trumpui. Ten pasveikinti ir, aišku, pasišnekėti dėl vykimo į NATO, ką jis ten gali tikėtis, kokių trupinių. Ir isterija buvo faina tuo, kad ir Putinas skambino Trumpui ir ten bučiavo ranką, įsveikino. Žinot, noriu pasakyti, kur melas. Tai, kad Zelenskis paskambino Trumpui, o po pokalbio Trumpas paskambino Putinui atkoreguoti veiksmų. Vat jokinga, ne? Bet mūsiškiai klykė, Putinas skambino Trumpui. Vakar visiškai jūsų iliuzijos išlindimo įlos. Kadangi Trumpas koregavo savo veiksmus. Ir žiūrėkit, kas dar jokingiausia. Trumpas šiandien paskelbė apie planus paskambinti Putinui Liepos 8, tai yra vakarykštis straipsnis. Kasgi atsitiko? Trumpas kalbėdamas su Zelenskiu, ten kalbėdamas visokios, ten kaip jis visą laiką marma visokias nesąmonės apie bet kokius ten abstrakčius reikalus ir kad Putinas nori, kaip sakant, taikos, Zelenskis nori taikos ir va toj bus taika, nes taip jie nori. Nu, čia kaip Trumpas sakė, kaip eina gerai santykiai su Iranu ir kaip matome, kaip jie gerai nuėjo. Va toj bus visiška taika ir matome. Taigi, Trumpas daro visur tos Copperfieldo judesius. Ir jisai ką pokalbį pasako, kad aš tuoj paskambinsiu galimai Putinui po šito pokalbio. Trumpas paskambins Putinui, bet žinoma, jis nepaskambino. Pakol kas. Bet kur juokas buvo, jisai lygindamas kažką ten kalbėdamas apie Putiną, jis netyčia ten durdamas į Zelenskį kažką pasakė, kad tai yra Putinas ar ten kažką. Taip juokingai susimaišė, nusikalbėjo pagal Freudą. Kadangi Trumpas jau galvojo, kaip koreguos savo judesius ir planus su Putinu. Už tai, kad kodėl po Zelenskio pokalbio Liepos 4 dieną Trumpas skambino Putinui. Jam reikėjo iššokti iš NATO. Ir buvo bendrų sutarimų globalinių nutarta, kad tai bus, padaryta auka Iranas. Ir tai prasidėjo NATO samito metu. Ir Trumpas sako, bet dabar aš vėl skambinsiu. Ir žiūrėkit, pati reziumė NATO, va šiandieninis straipsnis Delfi, ačiū Delfi, kad tu rodai idiotiją, kur pakliuvo tiktokeriai. The Economist.
įvardijo didžiausią NATO viršūnių susitikimų laimėjimą. Ir kadangi, žiūrėkit, į susitikimo laimėjimas stovi Starmeris, o jis kas yra nuo Britanijos? Jis jau išpirdolintas, jį net Katinas išpirdolino iš tų rūmų, kaip sakant, premjero. Kito nėra. Kas atvažiavo? Dar vienas nulis. Ką jis turėjo balsą? Neturėjo. Vat jums ir rodoma. Ir dar jis stovi iš kairės Trumpui. Kokia anekdotija, tai siaubas. Ir žiūrėkit, didžiausias laimėjimas. NATO sėkmingai atlaikė prieštaringą viršūnių susitikimą su Donaldu Trumpu. Sąjungininkai lengviau atsikvėpė. Va, koksai jų laimėjimas. Kaip jums, ne? Taigi, matant tokias didelės sėkmes, kaip čia duosim toj ruskiam su branduoliniu ginklu, reikia stebėti kitus straipsnius. Žinokit, nepykit, bet specialiai ėmiau, žiūrėkit, Estijos straipsnį. Jungtinės valstijos iš Lietuvos išveda daugiau nei 1000 karių. Naujų karių atvykimo data nežinoma. Čiagi pas mus visi šitie. Oi, čia rotacija, čiagi niekas visi šitie kritikai nesupranta. Paėmiau Estijos straipsnį. Estijos pingvinai, kaip žinia, niekada nemeluoja. Taigi iš Lietuvos išvedami yra JAV kariai. Tai yra, kad Trumpas nesiruošia daryti jokios branduolinės infrastruktūros Lietuvoje. Įrodymas. O ne jokia Britanija, kuri šį dieną atsiuntė Starmerį pavargusi, kuri net Katiną, sakau, atleido iš pareigų. Britanija nesugeba šito padaryti ir nepadarys. Lygiai taip, kad ir Prancūzija. Taip, kad Estija pasakė iš Lietuvos, bet žiūrėkit, kitą paėmiau įdomų straipsnį Ukrainos. JAV išvedė didžiausią dalį savo karių iš Estijos. Estai rašo, kad iš Lietuvos, o Ukraina rašo, kad JAV išeina iš Estijos. Va, kokie juokingiausi mūsų, kaip sakant, stukačių hebra. Taigi, nepasiklyskit, mėlyjei, kai mums reikia, kad va tuoj, čia mes va tokie būsim. A, iš tikrųjų, vaizdelis va toks. Tai reiškia, kai jūs blaiviai matot iš viršaus šitos procesus, jūs galite savo širdelę ir su savo aplinkiniais matyti ir konstruoti kitą Lietuvą. Nepasiduoti iliuzijai, nepasiduoti šitam, atleiskite už bjaurų žodį, triznatikam, isterikam, ką rodžiau. Būtkės, Seimai ir visi Nausėdai, visi kiti ir agresoriai, kolaborantai, kaip jums stumia baimė? Ne. Pažiūrėkit, visur iliuzija. Visur pasaulis, ką rodau, skilo. Toliau turim pamatyti vieną tokį reiškinį, Tasas praneša. Pažiūrėkit, labai daug yra straipsnių tai. Bogotoje, čia yra Kolumbija, protestavo į Ukrainos ginkluotasias pajėgas verbuotų kolumbiečių šeimos. Tai yra tie vadinami najomnikai, tai yra, kurie už babkes eina pinigėlius kariaut, jau tūkstančiai dingo be žinios. Hebra sako, kur mūsų bent jau lavonėliai, gražinkit, pasakykit, mums babkes duokit, reikia kompensacijų. A Ukraina, ne. Jie sako, dingo be žinios. Kaip, nuostabu. Fašistiniai, nacistiniai teritorijai tai yra labai aktualu, to, kad babkių tai nėra. Kolumbiečiai pradeda kilti ir tai labai rimta, kaip sakant, dabar banga, kadangi jinai tampa tarptautinė ir globalia. Kas važiuoja šitie visi pinigų medžiotojai ir kraujo? Lotynasai, toj pasižiūrėsim, visi tai pradeda matyti. Žiūrėkit, dar kitas šokas, tikras šokas dvitaškis. Rusija atveriamos durys sugrįžti į olimpinį sportą. Čia mūsų litovcai čia pradeda. Ir žiūrėkite, jau pradeda vieni sakyti, kad mes neleisim Rusijos rinktinės miestų lygmenį ar tam tikrų teritorijų. Vėliavos neleisim, himno neleisim. Net Estija ten kažkokio šaudimo turėjo būti pneumatinių ginklų kažkokio čempionato dalis ar kažkas, tai Estija pasakė, kad mes neleisim, nors olimpinis komitetas leido, Estija neleidžia. Tai kągi. Paėmė ir Estijoje olimpinis komitetas atšaukė tą čempionato dalį ir perkelė į kitą šalį. Kaip jums bairis? Taigi, čia isterija, kad, sakysim taip, turim kur atžymėti tą vėl skylantį pasaulį. Olimpinis komitetas sako, grįžtam prie valstybių, nes valstybės turi vėliavas, teisingai, jie turi himnus, valstybės pagrindinė atributai. Turi tautas,
turi sportą, o tai reiškia, sako, reikia investuoti į sportą, o tai reiškia į švietimą. Ir į mediciną. Tas, kas šį dieną Lietuvoje greuna socdemai, sėkmingai medicinos pas mus Lietuvoje praktiškai nebelieka. Aš renku biški tam tikrus faktus, kaip mūsų medikiukščiai, daktariukščiai jau prisidavė, ne, kaip ten Hipokrato priesaika buvo, ne, jie davė tikriausiai priesaiką PSO, Pasaulio sveikatos organizacijai su Andriukaičiu priešakim. Kadangi jau žmonės gulintys ligoninėse neturi tų paslaugų, kurios yra privalomos gulint su tam tikrom lygom, negauna paslaugų, babkių nėra. Tai šitoj vietoj, kodėl aš kalbu apie olimpinį komitetą, to kad sportas ir sveikata, farma yra jau vienas mechanizmas komercinis. Tačiau bėda, čia yra korporacijos įrankis. O jeigu šį dieną jie grąžina Rusiją su vėliava ir su himnu, tai yra valstybiniai simptomai. Va, kodėl skilo pasaulis, aš tą noriu pasakyti. Ir žiūrėkit, jeigu olimpinis komitetas jau pasistumėjo link atgalios, link valstybių, tai yra jis daro žingsnį atgal, laike ir istorijoje, tai FIFA futbolo pasaulio čempionatas šiai dienai parodė visiškai kitą. Įvyko 3 labiausiai baisus reiškiniai futbolo pasaulyje, kaip socialinio valdymo instrumento, tokie, kaip pasakyti, ženklai. Aiškinau aš jums ne vieną kartą, kad pasaulio futbolas yra socialinių procesų valdymo vaizdinys, kaip veidrodis net. Ir kai aš kalbėjau, kad FIFA tai yra kaip valstybė valstybėje, tai šiuo metu FIFA kaip valstybė valstybėje buvo sugriauta. Pirmiausia, Amerikoje buvo parodyta, kad korporacijos su savo reklama laimi. Nu, žinot, kad keliniai padalinti dar yra per pusę, tai yra ten vadinama vandens pagerimo pertraukėlės. Kam tos vandens pertraukėlės? Ogi komercijai daryti reklamą. Tai yra kalti mums, tarakonams ir avims vartotojiškumą. Tai yra korporacijų indėlis. FIFA padarė taisyklių pakeitimą ir tam leido. Tai yra korporacijos jau nugalėjo. Antra, dirbtinis intelektas su savo visais reiškiniais, su varu, buvo įvestas į, kaip pasakyti, rungtynių siekimo metodologiją. Kada baudinys, kada 11 metrų, kada 16, kada kaltas, kada nekaltas, dabar jeigu ką, teisėjas bėga ir nesvarbu, kad jau procesai nuėjo kažin kur, jis grąžina atgalios viską ir sako, varas pasakė. O tai reiškia, kad elektroninė visa reginti akis dirbtinio intelekto yra aukščiau už teisėją. Ką aš jums sakiau visiems teisėjam, tarnybom, prokuratūroms ir taip toliau valstybės institutam. Ateina dirbtinis intelektas ir jūs nebereikalingi. Ir tai parodyta pasaulio futbolo čempionate. Kad FIFA generalinis vadovas aukščiausias, Giannis Infantinas, berods, yra klapčiukas ir tarnas, parodė tai, kad kai Amerikos komandos vienas atstovas padaręs baisingą nusižeidimą, buvo išvarytis iš aikštės, raudoną kortelę gavo. Ką padarė Trumpas? Teisingai, kai buvo su bosas, paskambino ir pastuksėjo Infantinui ir pasakė, neteisingai, aš žinau, kas yra sportas, turi būti šitai. Ką padaro Infantinas? Paspaudžia teisingai atitinkamos organizacijos raiktus ir tas sportininkas atstatomas, ko neturėjo būti. Kartoju, 3 epizodai. Korporacijos kaip reklamos davėjai, kurie mus valdo per įpročius, padarė pirmą ženklą. Varas kaip elektroninė visareginti dirbtinio intelekto akis daro sprendimus už teisėją. Ir beje, ten daug yra tokių momentų. Rakursas tas, anas, 3.16, ką jis parodė, kaip jis parodė, kur nubrėžė liniją. Čia labai daug diskusijų. Žmonės tai mato. Ir tai, kad bosos, korporacijos JAV teritorijos atstovas gali valdyti, kaip ten sakoma, valstybė valstybėje. O tai ir parodyta, kad dabar, jeigu FIFA, pasakysiu savo asmeninį tokį pastebėjimą ir prognozę. Jeigu FIFA neatleidžia Infantino, tai rodo, kad Infantinas liko ir visi šitie, ką aš išvardinau, mechanizmai pilnai integruosis į ateitį. Tai yra
FIFA futbolas tampa ne sportu, kur žaidžia ant aikštelės realų žmonės, o tiesiog kompiuterinių žaidimų. Programuojamų taip, kaip reikia per dirbtinį intelektą ir taip, kaip reikia kažką. Suprantat? Futbolas kaip socialinis reiškinys parodomas tampa dirbtinio intelekto nuosavybė. Mes kaip socialiniai, bendruomenės socialinius ar kaip žmonės, liaudis, tautos, nesvarbu, viskas jo nuosavybė. Va, kas buvo parodyta. Tai jeigu Infantinas bus atleistas, išpirdolintas ir vietoj jo pastatytas žmogus arba kažkokia taryba priims sprendimus, kad pasiūs ant 3 raidžių Trumpą, išmes varą, sugrąžins teisėjams tikrasias jų teisės ir nustos paklusti reklamos šitiems korporaciniams magnatams, mes matysim, kad globaliai futbolas grįžta į valstybės sampratą. Kartoju, viskas labiausiai atsispindėjo Babiče. Čekijoje, kai dvi, kaip sakant, delegacijos nuo Čekijos atvažiavo į NATO. Tai yra viena kaip valstybės organizacija, kita kaip korporacijos. Lenkija irgi reikia pastebėti kitaip dar, kad Tuskas kaip premjeras rėkė už Ukrainą ginkluotis branduoliniai ginklai ir į karą su Rusija, o prezidentas Lenkijos su kitų klanų traukia visokiais būdais Lenkiją iš karo. Taigi visur skylis pasidarė labai didžiulis ir jis ryškėja kaip Niagaros krioklys. Kartoju, vieni į korporaciją, kiti į valstybę. Ir šitoje vietoje kiekvienas sakau, jūs darysit savo apsisprendimą. Už tai Klaipėdoje bus didelė diskusija, globalinė. Labai daug bus išdėstyta jums reiškinių, ką mes matome šitoje vietoje ir kokios mūsų išvados. Taigi, tęsim apie skyrius. Tačiau, žinot, dar mažas intro, man žmonės buvo tokia reakcija įdomi apie tam Alibabos. Atsimenat, steigėją, kaip aš parodžiau, kaip per korporaciją buvo bandoma užvaldyti ir perkonstruoti Kiniją. Tačiau Xi Jinping'as su savo karininkų klanu tikrųjų fundamentalių tai neleido. Tačiau reikia nepamiršti vieną įdomų faktą, kad aš nežinau, ar darysiu apie tai reportažą, tačiau mes turėtumėm pasižiūrėti į tokį veikėją, Saudo Arabijos princą vadinamą įpėdinį, Mohamedą bin Salmaną. Jaunas žmogutis, kuris ten stato mega projektus, daug labai pinigų beje investavo ir į futbolą, jis toks inovatyvus ir visa kita. Reikia nepamiršti vieno epizodo įvykusio, kuris atsitiko 17 metais. Viename viešbutyje princas įpėdinis princas Saudo Arabijos surinko virš 200 žmonių savo elito klano visą grietinėlę. Visą Saudo Arabijos grietinėlę. Nepamirškime, kad visi Saudo Arabistai, visas ta teritorija yra anglų, kai jie dujas ir naftą ten pradėjo išgavinėti, staiga atsirado iš pirmykštės bendruomenės klajoklių fazės, staiga kažkaip jie atsirado valstybėje. Ne jie žino, kas ta valstybė, ne jie žino, kaip tai sukonstruota, tačiau kodėl aš atžymiu šitą princą bin Salmaną? 17 metais jisai sukviečia labai gražiais pretekstais apie inovacijas. 200 ten daugiau kažkiek elitų. Ir žinot, ką padaro? Užrakina viešbutį. Ir žinot, ką padaro toliau? Ogi perima, atima ar liepia padalinti aktyvus jų, kai kurios jie valdo, Saudo Arabijos naudai. Jo fondui. Kodėl aš užsiminiau apie šitą reiškinį? O todėl, kad princas bin Salmanas yra korporacijos atstovas. Jis Saudo Arabiją permetė į korporaciją, to, kad viskas meta į fondą. Dabar nusimsiu akinius, biškį dabar užtruksiu. Žiūrėkit. Bankai ir kad jie periminėja, čia plačiau reikėtų apie tai padiskutuoti, turiu medžiagos apie tai, bankai periminėja, jūs matot kaip, valstybės funkcijas, prezumpcijos kaltumo ir nekaltumo mechanizmus, yra tik tais, kaip jums pasakyti, pereinamasis modelis į fondus. Ir jeigu jūs girdėjot, ką pasakė, galite atsisukti Vokietijos finansų ministras, kad fondai yra esmė. Princas bin Salmanas
sukūrė fondą ir į jį liepė visiems investuoti pinigėlius. Ten užrakino savo elitos viešbučius ir net sako, kad net iki kankinimų buvo. Už tai, kad neišlystų šitie galai, buvo nužudytas vienas žurnalistas Turkijoje. Dėl šitų priežasčių, nes buvo žinomi šitie faktai. Kaip tai darom. Taigi, iš pirmykštės bendruomenės, sauditai, visi arabai ten tie, kurie staiga striktelėjo į valstybę, jam neįdomi, nesupranta, kas tai yra. Ir staiga turėjo būti pervesti ir pervedinėjami į korporacijos mechanizmą. Ir princas Bin Salmanas yra viso šito toje teritorijoje lyderis. Bet kas vėl gavosi, žiūrėkit, kaip juokinga. Kataras iš tų pačių, kaip sakant, mąstytojų gilių padovanojo bučkį didžiulį Trumpui kaip ten sakė, į šikną, ne? Lėktuvą už kiek ten milijonų, šimtų, atsiprašau, 400 milijonų ar kiek? A ką gavo? Raketas iš Irano. Nieko savo, ne? Bučkis į uodegą. Tai kad, kai Trumpas ir globaliniai reiškiniai sprendžia savo klausimus, nesvarbu, kas jūs tokie, jūs būsit nušluoti. Tai čia yra pavyzdys mūsų klapčiukams ir tarakonams, mūsų menedžeriams, tiktokeriams. Jeigu tau Nausėda padovanojo pistoletą, biški susimastyk. Žinot, yra tokia nuostabi patarlė. Sako, jeigu kažkas tave pavadino asilu, duok į snukį. Jeigu antrą kartą kažkas pavadino asilu, susimastyk. O jeigu trečią kartą pavadino tave asilu, eik ir nusipirk šieno. Taigi šitoj vietoj mūsų visiems Seimo pozicijoms, opozicijoms, visokiams opozicionieriams iš visokių TV, pasakysiu taip, eikit pirkti šieno. Vat aš rodau jau per sauditus, kad jūs tipo, kiek jūs ginklų šitą pinigėlių nuleido sauditai už ginklus JAV? Kiek visko pirko ir bučiavo ir vaidino, kad tai yra stogas? Nuo Irano gauna kruopų ir jie turės atsigulti po Irano. Bus įdomiausia. Kur Trumpas? Trumpas jos naudoja. Kaip tą vienkartinę gumą, žinot, užsidėjai, panaudoji ir išmetai. Ir nieko kitaip nebus. Ir derinimas pakol kas vyksta. Trumpas, Putinas ir šalimais Xi Jinping'is. Todėl, kad eina karas prieš korporacijas. Ir princas Bin Salmanas, kaip sakant, labai greitai nusivils. Ir be to, ten buvo įdomus Saudo Arabijoje mechanizmas, ten labai daug tų giminių, tautų princų, ir jie ten turi pirmenybės, kas bus tikrasis karalius. Staiga ten buvo taip padaryta, kad jis ten buvo iš vis 16 vietoje ar 25, nesvarbu. O staiga tapo pirmas įpėdinis. Korporacijos statytinis. Atleiskit, kad nukrypau, bet norėjau pratęsiant Alibabos istoriją, kad globaliai tai ne tik jisai vienas toks buvo lyderis. Grįžtam į mūsų temą šį dabartinę. Ir va tam, kad jūs negalėtumėt matyti šitų procesų, ką kalbu, suvesti jų į dinamiką, jums daromi štai tokie straipsniai. Putinui baigėsi ne tik degalai, Rusija artėja prie lūžio taško. Noriu labai stipriai atkreipdėmėsi ir kad Trumpas kaminėsi su Putinu ir taip toliau, kaip jį dirba, kai aš rodau per savo laidas, jau N laiko. Čia yra parašyta teisybė, Rusija artėja prie lūžio taško, to, kad aš turiu medžiagos labai geros ir ją pateiksiu jums, kaip, ką aš praeitą sykį sakiau, Rusijoje vyksta didžiulis karas viduj. Tarp Rusijos federacijos kaip korporacijos ir Rusijos kaip tautos. Suprantat? Kaip valstybės. Putinas yra pastatytas klaninis menedžeris kaip Rusijos federacijos prezidentas ir turi antrą kėdę Rusijos tautos išrinktas kaip prezidentas. Dabar žiūrėkit, noriu, kad jūs išgirstumėt, kas yra rinkimai. Kai jūs dalyvaujat šitam šou ir metat savo biuletenius ligonių į urnas iš šiukšlių dėžės, čia yra korporacijos žaidimas. Jums pastato bet kokį veikėją, kokį reikia. Tačiau ką padaro Putinas? Putinas iškelia savo kandidatūrą be partijos, o kaip vienas žmogus, vien mandatėje, kartoju, be partijos, pats save iškelia
kaip žmogų, asmenį, pilietį ir išeina į rinkimus be jokių užnugarių. Tai yra vienmandatėje nepartinis žmogus yra išrenkamas tautos. Taigi Putinas turi legitimiškiausią, labiausiai pripažinto žmogaus kaip valstybės vadovo statusą pasaulyje. Jis nesusietas su korporacijos elementais ir todėl valdo Rusiją kaip tautos prezidentas. Iš kitos pusės jis yra kaip korporacijos prezidentas. Ir šita korporacija dabar ir kaunasi su valstybe. Ir tam, kad mes šito nematytumėm, mes ir turim labai ribotų kalbančių galvų iš Rusijos kiekį, uždaryti visokie šaltiniai, YouTube ir taip toliau. Ir jie uždarinėjami ne iš vakarų, jie uždarinėjami ir iš rytų, ir iš tos pačios vidaus Rusijos. Taigi, kautynės vyksta nuožmios. Ir va, dabar žiūrėkit šitą nuostabų straipsnį, tuoj pažiūrėsim kelintos dienos, Liepos 3. Putinui baigėsi ne tik degalai, brūkšnys Rusija artėja prie lūžio taško. Tačiau noriu priminti, ką reikia ir jau nuostabiai džiūgavo, kad jau pergalė Butkevičius. Tas pats, kad Bairaktarai ir Dževelinai jau Putiną nugalėjo ir paraleliai žiūrim 22 metų Birželio 10 dienos straipsnį. Ukrainos žvalgyba. Atsimena, čia kaip Šakalienė. Jau labai daug straipsnių, labai daug šaltinių yra, kad čia tai yra tiesa, kad jau Rusija mus puls. Taigi, va čia šaltiniai. Va čia yra tokie patys šaltiniai. Ukrainos žvalgyba dvitaškis. Rusijoje baigėsi tiksliojo nutaikymo raketos, bet ji gali kariauti dar metus. Kartoju, pažiūrėkite datą. 22 metų, Birželio 10. Prieš kiek metų? Prieš 4. Atsimenit visi klykę, Rusija vardo skalbimo mašinas, televizorius, dulkių siurblius, nes jai dar reikia kariauti metus. Toliau žiūrim objektyviai. TV3 mūsų. Rusijai baigėsi raketų atsargos. Ji tapo priklausoma nuo Irano dronų. Oi, politiko pasakė. Eikit savo, politiko pasakė. The Economist. Ukrainos žvalgybė, va jūsų visi šaltiniai. Klėdesių ir propagandos dumblas. Taigi, kai sako, kad Rusija tuoj kris, politikai pasakė, 22 metų 10 mėnesio straipsnį. Jūs suvokėt apie ką? Jau jam baigėsi, jau jam viskas blogai. Jūs turit suprasti, kad ne jūs dalinsit Rusiją ir ne jūs dalinsit šitą pasaulėlį. Ir jeigu visi galvojantis klaniniai klapčiukai, kad jie prisidėję, bus kažkuo tai apdovanoti, tai patikėkit, korporacijai, bestruktūriniam valdymui jūs nereikalingi. Ta suprato dalis Lenkų elito, ta suprato dalis Čekų elito, Slovakų elito, Serbų dalis elito, tą parodau biškį jums, kad Čikuratko atsidarytų. Ta suprato Vengrų tam tikros elitos, Italijos ir net Amerikos, nekalbėsim apie Kiniją. Nenori nieks sudegti trečiajam pasauliniam branduoliniam kare, ko taip džiugauja, kad automatiškai Lietuva turi turėti branduolinį ginklą. Va, pagrindinis Mi-6 agitatorius iš jūsų opozicinės TV visokių. Taigi va, žiūrėkit, jūsų propaganda. Ir žiūrėkit daugingiausi momentai. Aš jums rodau dabar, kaip visą laiką pabaigoj, kaip jums kryžmina smegenis. Lūžis ES energetikos srityje, kūriamas seno žemyno elektros supertinklas. Man patinka, kai jie tik paskelbė visus super projektus, super elektrifikacija, super vėjo jėgainė, super vėjo ir saulės kažkokios absurdinės technologijos, batareikos važinėjančios, kur jūs vadinat automobiliais. Visą tai jau matosi kaip lūžta, bet jūs dar nenorite tikėti. Ir vat kodėl tai lūžta? Kad šities visi projektai yra tik pinigų pjaustymas, kaip ir mūsų jūroje vėjo malūnai, ne? Kaip korporacijos pjausto. Pinigėlius nori rodyti va tokį anekdotinį straipsnį. Ir iš karto, žiūrėkit, didysis hadronų greitintuvas, šitas, kalaideris, buvo sustabdytas atnaujinimui, kaip juokinga, iki 2030 agendos 30 metų.
Taigi šitas kolaideris buvo sustabdytas. A kodėl jis buvo sustabdytas? Žinot, tik noriu pakomentuoti apie šitos vėjo jėgainės, žalią energetiką, kaip dabar jos trūksta pramonininkams ir kodėl jie degraduoja ir tūkstančiais įmonių Europoje ir Vokietijoje užsidaro ir labai stambių. Ogi staiga mes turim suvokti vieną įdomiausią statistiką apie hadronų kolaiderį. Žinot, kiek jisai eksploatavimo metu sunaudoja resursų per dieną? Aš atsakysiu, per dieną. 23,5 milijono dolerių per dieną. Jo veikimo momentui reikia 200 megavatų, kad jis veiktų. 200 megavatų. Kartoju, jo diena kainuoja 23,5 milijono dolerių. Taigi, kodėl aš šitą cirką jums parodžiau? Ogi todėl, kad jie sako apie kažkokius mega Europos senojo žemyno vėl elektrifikacijos laidinius, belaidinius, psichodelinius tinklus, o kolaiderį sustabdo. Jie jau gal tiek daug žino, ne, apie mūsų visatą staiga? O gal pinigėlių nebeliko? Reikia Ukrainai atiduoti. 23,5 milijono per dieną. Padauginkite iš metų. Skaičiuko. Energijos nebėra. Ir vat jums iškart yra iš praktinės pusės, a nafiga man tas adroinas kolaideris. Čia kaip Nausėdai pistoletas. Kam tas pistoletas, ne? Kažkas tai turi praktinę reikšmę. Taigi, tęsiant absurdo teatrą, noriu atžymėti pingvinų anekdotą. Wall Street Journal. Jungtinėms tautoms gresia bankrotas. Atsimenat, buvo kalbėta jau seniai, kad jungtinės tautos kaip instrumentas bus sunaikintas. Kam sunaikintas? Korporacijoms jungtinių tautų nereikia kaip valstybių mechanizmo. Ir žiūrėkit dėl ko. Vėluoja mokėti JAV ir Kinija. Patys didžiausi priešai staiga vėluoja mokėti. Ir pasikartosiu vieną tokį pasakant mintį, kad tie ekspertai, politologai ir visi kiti klėdinčios galvos, kai jums sako, kad tuo Amerika užpuls Kiniją, yra iš karto tie, kurie nuvedinėja jūs į aklavietę ir ilgą ir didelį triušio urvą. Nieks nesiruošia kovot, kadangi korporacijoms globaliai reikia sutriuškinti ne Kinija, o Rusija. Rusija turi tapti sudalinta auka ir kad užtikrintų monopoliją resursais. Indija ir Kinija. Už tai kokių migrantų visur atsirado ir pas mus Lietuvoje, Pabaltyje ir visam pasaulyje staigai Rusijoje. Indijos, ne Kinijos. Nustokite maišyti ir klaidingai matyti pasaulį. Taigi JAV ir Kinija kažkodėl tai ypatingai vėluoja. A kodėl? A todėl, kad nuo Kinijos pusės tai sąlygoja korporacinė dalis, o JAV kaip korporacija irgi dirba tą darbą. Tačiau pasižiūrėkime netolimoj ateityje, atsižymėkime tokį savo klausimą. Ar sumokės JAV ir Kinija savo dalį? Jeigu sumokėta bus, tai mes matysime, kad valstybingumo elementai vėl nugalėjo ir bus pratęsta gyvybės fazė jungtinėms tautoms kaip valstybių susirinkimo kažkokia architektūrai. Va čia aš tokį retorinį klaustuką uždedu ir mes pastebėsime. Ir atsimenat, kaip pagal Nausėdą buvo matyti jo veiksmus, kas bus. Taip ir atsitiko, pasimatė, kaip susivienijo visi. Tiksliau, mūsų klapčiukus suvienijo šeimininkai vieną krūvą ir mes dabar einam į branduolinę katastrofą. Ir čia matysim. Tai čia bus labai didžiulis globalus ženklas. Čia turi matyti labai mūsų, kaip pasakyti, specialiosios galvos, kurie supranta strateginius, bestruktūrinius momentus, kas atsitiks kaip ženklas. Čia labai svarbus momentas. Tęsiam toliau dar. Keli momentėliai liko. Žiūrėkit, kaip viskas buvo pasakyta to Vokietijos ministro finansų apie tai, kad Trumpas volačius su savo Iranu užkalė nėra ekonomikos augimo. Ir žiūrėkit. Čia verslo žinios Liepos 1 dienos straipsnis. Pasaulio biržos. Neigiama pusmečio pradžia. Ir lūkesčiai dėl mažiau griežto ECB, Europos centrinio banko.
A kaip gali būti? ECB netoks griežtas, kai infliacija tiesiog nežino, kur dėtis. Tos infliacijos nėra kur dėti. Kartoju, pusmetis neigiamas. Tai yra tai, kad šiai dienai nėra kur dėti tuščių pinigų, kaip juos utilizuoti, kur juos paslėpti, kad infliacija nesipūstų. Nėra utilizatorių. Už tai ką daro, žiūrėkit, bet kokiais būdais net per kripto biržas konfiskuoja pinigėlius Irano, tenais krenta kainos bitkoinų ir taip toliau. Utilizuojami pinigai. Va šitie pinigai, kad dar galima būtų įmesti tuščių pinigų į rinką, mes kažkaip čia kažką valgytumėm ir duoti Ukrainai, nebėra galimybė. Tuščių pinigų gaminti neįmanoma. Va kas atsitiko, suprantat? Už tai atsiranda Lietuvoje tobuli ekonominiai, kaip sakant, augimo jau, kaip jums pasakyti, aitvarai. Jums piešiama iliuzija nauja. Ar santykių su Kinija normalizavimas reikštų skyrybą su Taivaniu? Jau atidarytas Overtono langas, kad tuoj mes draugausime su Kinija. Su tuo prediktorium, kuris bus naujasis korporacijos flagmanas. Suprantat? Kinija naujasis korporacijos flagmanas su raudona vėliava. Už tai reikia normalizuoti. Ir šiai dienai už tai kasgi vėl pasirodo šviežiai šios dienos straipsnius. Agi Budrys. Nu kaipgi be šito, kaip sako, multiko. Budrys prabylo apie Lietuvos ir Kinijos santykius. Galiu pasakyti. Kągi tu gali pasakyti? Ta, kad tau pistonai statė vienu vietoj, tą gali ir pasakyti. Ir tą, ką aš pasakiau, Nausėda, klanai susitarė. Ir progresas normalizuojant Kinijos ir Lietuvos santykius. Apie Aziją lakstė, apie Indiją jau klėdi visi, kas tik nektingi. Teisingai, brangiai, mes esam jų kolonija. Vot Budrys šitą ir atstovauja. Va kieno jisai, užsienio ministeris. Ir žiūrėkit visą tai, ką mums dabar jie stumia. Šitą skaitmeną, šitą konclagerį, kad čia toj bus karas bus nebrandolinis, kad čia bus tui badas, visokius pandemijas, stumia. Ir laiko pas jos liko 2-3 mėnesiai. Nes visoje šitoj laidoj aš parodžiau, kad istorija sukasi atgal ir dėl valstybių, kaip mūsų socialinių mechanizmų, kova aštrėja. Yra elitai, kurios nori ją susitvarkyti. Ir tam, kad jūs pasijuoktumėt, pabaigai, atsimenat, turėjo būti tokia kometa Atlas 3. Atlas 3I. Taip juokinga. Kometa ar ateivių laivas. Vakikas skriejo link mūsų žemelės. Kodėl pabaigai parodžiau šitą Free Eye Atlas? Ateiviai. Mums apie ateivius, apie dabar paralelinės civilizacijas, kiek informacijos kišama. Kalbančios galvos iš YouTube. Pažiūrėkit, rusai išprotėja. Paralelinės civilizacijos. Ateiviai, anunakai. Pasiklydom gal, ką? Kur tas Free Eye Atlas? Jis buvo nunulintas. Nediskutuosim. Taip, bet kai noriu pasakyti, visi šitie mesingai, jų, kaip pasakyti, prognozės, vangų ir taip toliau. Baikit. Šiandieną, pavyzdžiui, juokingiausia tai, kad iki šioliai dar Europai yra šansas išlikti. Ir reziumuoju savo laidą, ką parodžiau. Propaganda, kuriamos iliuzijos, melas, ištisas visur. Jūs nori nutraukti jūsų dėmesio centrą į tai, ką jūs neturit matyti. Ko? Pasaulis skilo. Kova vyksta arši. Ar mes nueisim į konclagerį skaitmeninį, kaip ir sakau, ar dar grįšim į valstybės ir bandysim atstatyti savo vidinį socialinį dialogą ir po to, žinoma, su kaimynais ir tolimom šalim. Žiūrėkit, Europos valstybės, ne valstybės, teritorijos, turi galimybę dar išlikti. Kaip? Žiūrėkit, turi iššokti iš Ukrainos karo, atsisakyti Briuselio, grįžti į savo tautas ir pradėti gaminti savo valstybių naują suverenią politiką. Tautų politikę. Kartoju, tada išeina iš karo Ukrainos, iš Briuselio, ES ir tada valstybės atsistato
ir vėl grįžtam į normalų pasaulį. Dabar žiūrėkit, ką parodė vėlgi NATO Čekija. Viena delegacija, rodiklė, į korporacijas, kita į tautinį interesą valstybę. Dabar Lietuvos ir, pavyzdžiui, Suomijos, bet imsim Lietuvą, nes mes čia gyvenam, provokacija su branduoliniu ginklu ir bet kažkas šereską. Seimas balsuoja už branduolinį ginklą, reiškia jis balsuoja už korporaciją, tas kas jie yra, o valstybė sako, nereikia mums šito. Todėl labai kviečiu pasižiūrėti ir fiksuoti tuos išdavikus Seime, kurie prabalsuos už konstitucinio straipsnio ištrinimą. Čia bus visiškas jūsų išdavimas. Ir čia ne Seimo nariai tik tais ir pavardės. Visas Seimas kaip korporacinis elementas tai parodys. Ir tai pagreitins tik tais valstybinių institutų griovimą. Ta, ką mes matom šiai dienai su sveikata, yra baisu, kas darosi, ir su švietimu. Toliau žiūrim. Trumpas, sėdėdamas NATO, pradeda bombarduoti Iraną. Jis iššokinėja iš NATO ir Ukrainos karo, kaip ir sakiau, reiškia eina į bent jau valstybės sąvoką arba savo klano išsaugojimo galimybės. Jeigu jisai to nebūtų daręs, jis turėjo resursus į raketinius, finansinius ir savo karių atiduoti NATO ir Ukrainai. O negana to, jis išveda karius iš Estijos ir Lietuvos. Taigi, Trumpas irgi daro tą patį žingsnį. Kinija, kaip sakiau, subombina Alibaba kaip korporaciją ir padaro žingsnį į valstybingumą. Ir ką daro? Išvalo generolus išdavikus ir stiprina kariuomenę. Izraelis bombarduoja Libiją. Ką tai reiškia? Ir Palestina, kaip bombarduoja, jis eina į korporaciją. Jeigu Izraelis bus sustabdytas ir paliktas po tam tikrų Irano stogų, kaip kiautė, jis turės gal savo sionistinę valstybėlę ir gyvens kaip tiesiog, kaip kažkokia teritorija, kaip Latvija, pavyzdžiui, gyvens. Ir viskas. Juokingiausia tai, kad jeigu paimsim NATO, kaip ir ES, griūtis reikš tai, kad mes pajudėsim iš korporacinės suvokos į valstybinę. Ir finišas Rusija. Ką ir parodžiau ir dar parodysiu. Kaip kaunasi korporacija su valstybė. Nes Rusija liko kaip valstybė su savo valstybingumą turinčių vadovų išrinktų tautos paskutinė. Ir žiūrėkit, jeigu Rusija tas, kas visi klykia, kad reikia Rusiją subombinti ir sugriauti, mes iškart atsidurėm korporacijų skaitmenos konclagerį, o jeigu Rusija išlieka, mes turim galimybę išlikti kaip tauta ir valstybė. Vat visi šitie paradoksai, manau, pabaigoje, kaip sakant, sureziumavau. Per žiniasklaidą parodžiau, kas bus sakoma prieš 3-4 metus, kas vyksta dabar, kokia kovos aštruva. Ir parodžiau, kad šitas suskilinėjantis ir skylantis pasaulis turi dar šansų išgyventi. Jam biški duota laiko. Nes kitokiu atveju jūs turit suprasti vieną. Monopolinio pasaulio, nugramzdinto į mūsų virtualiką, kai mus sudės į supergalingus, kaip sakė, kompiuterius, mus ten įmerks. Tokio monopolinio pasaulio nebus. Jis susinaikins. Jis bus sunaikintas. Ir visa šita laida yra labai optimistinė. Todėl, kad kiekviename epizode bandžiau parodyti, kad kaip stumk, taip ir trauk. Bet stumk jėga ne tokia galinga, kaip sustiprėjo jėga trauk. Žmonės, tautos, sako, stop, biški, rankinį jungiam, mums su debilais idiotais, šitais reptiloidais nepakeliui. Atsimenat, rodžiau, pažiūrėkit šitą nuotrauką. Va, šitais. Nepakeliui. O kaip aš minėjau, šita vadinama kompozicija yra pavadinta šeima. O va šitai dėžutėj laiko žmogeliukų tikrųjų mūsų figūrėlės. Taigi, va jums ir pavyzdys. Čia Europos parlamente. Jūs galvojat, kad tai atsitiktinumas?
o niekada simbolika nėra atsitiktinė. Tai vat, tikiuosi, kad per visus simbolius, per visą vadinamą straipsnių atvirų medžiagų tematikų atskleidimą, pavyko man parodyti jums, kad turim labai daug šansų. Mes turim rinktis ir, sakau, stebėti mūsų vadinamą korporatyvį Seimą, ką jis padarys. Ir kartoju, 26 diena Klaipėda, manau, patvirtinsim šitą susitikimą mūsų ir diskutuosim giliai ir aukštai, ką daryti šitoje vietoje. Ar turime šansą išgyventi? Aš manau, kad turime. Todėl čia buvo Ainis, Lietuva. Ačiū, kad remiat, ačiū, kad mylit. Viso geriausio. Myli bučiuoju.